labai džiaugiuosi, kad galiu mūsų visuomenėje pristatyti mano manymu labai sėkmingą projektą, kurį įvykdėm kartu su Anykščių VVG. Tai būtent restauruotos Menės po Troškūnų Švenčiausios Trejybės bažnyčia. Manau, kad šio projekto sėkmė yra tame, kad restauruotas kultūrinis, istorinis objektas, kuriuo ir šiandien naudojasi mūsų visuomenė įvairiom kultūrinėm reikmėm, ir objektas, kuris mena mūsų praeities didybę, objektas, kuris mena dviejų tautų respubliką, objektas, kuris tampa įkvėpimu ir šiandieniniam žmogui, kad po savęs ir mes galim palikti kažką didingo, tampa priminimu, kaip mes turim branginti savo kraštą, kuris turėjo tokią didingą ir garbingą istoriją, ir kaip ir mūsų himnas gieda iš praeities, tavo sūnus te stiprybę semia. Taigi šitas objektas ir panašus tokie objektai tegu būna tas šaltinis, iš kurio mes galim semtis įkvėpimo kurti gražią visų mūsų branginamą ateitį.